Per mano įsižiūrimą niekas nenukentėjo. Tai aš tuo džiaugiuosi, man buvo visą laiką ir atbūnant tą bausmę, man labai rami sąžinė ir aš patenkintas, kad šitą man kliuvo, nes aš buvau grūdintas visaip kaip. Ir man šitas buvo nesunku. Mes dvasios milžinai turim būti, privalome. Tai imamės, kas mums sunku, mums yra galima, įmanoma, o kas lengva, tegul tam, kas sunkumų vengia, o aš sunkumų nevengiu. Nepavyko Juozui nuslėpti savo tikrojo vardo. Viskas išaiškėjo, kai čekistai perėmė Žalgirio rinktinės dokumentaciją. Po 2 metų tardymo Žalgirio rinktinės partizanas Juozas Armonaitis Striupas buvo nuteistas kalėti 10 metų Vladimiro sugriežtinto režimo kalėjime. Po to tremtis Uchtoje. Tik 1957 metais Juozas Armonaitis grįžo į tėvynę. Pritamus į priemenę mamėlę išėjau pasitikti, kai išgirdau, kad aš nekeidamas įeinu į priemenę, į priengį, reiškia. Apsikabinom, o aš ant vienos kojos ramentai po pažastę, ji mane myluoja, o aš svyru į šoną. Ji verkia, aš irgi ašaruoju. Dabar ačiū Dievą, tau išpildė mano prašymą, galiu ramiai mirti. Neauksinės vasaros, nemėlynos, o silkos. Nebūtume mes atėję čia, kur slenka dienos ilgos. Nebūtume mes atėję čia, kur slenka dienos ilgos. Gi buvo tardymai kameros antram aukšte. Čia, kur dabar ąžuoliukai susodyti, tos eglaitės, tai buvo tuo laiku ūkiniai pastatai, mūriniai tvartai, iš jų padaryta ar 4 kameros. O čia tai visur, kur mes stovime, irgi ant nužudytų ir užkastų žmonių kaulų, galima sakyti. Čia galima sakyti, kaiminystėje kaulų prikasta. Čia vežiai kasė masiškai, be jokios tvarkos, kad užversti, sunaikinti. Tai čia dabar, kad nepriklausomi, tai čia viskas paminėta, o taip kaip jie paliko, taip ir būtų, be jokios žymės. Kilo, žinokit, mintis man kalėjime, šiaurėje, Intoje ir mes visos svajodavome, kad grįšim, kada nors grįšim į tėvynę. Va tie partizanai, kurie viską atidavė ir savo brangiausiai turtą gyvybę. Ir galvoju, jeigu kada grįšiu, tai aš kaip nors vis tiek juos įamžinsiu. Ir už tai rinkau medžiagą atgimimo metu, tik prasidėjo atgimimas, aš rinkau. Bet paskui viena partizanė, jinai jau mirusi, Vėlyvienė Pušelė, sako, tai ką tavo, sako, kad ten stovės archyvė, sako, vienu žodžiu fonduose kažkur tegul žmonės pasižiūrė. Ir paskui kažkaip sužinojo žmonės, pradėjo rinkti, atvažiavo iš visos, ir iš Klaipėdos, ir iš Vilniaus, iš Žilalės, ir čia iš Alytaus, iš visur važiavo žmonės ir vežė eksponatus. Armonaitį aš pažįstu turbūt nuo kokių 90 metų. Jis yra vienas iš tūkstančių. Ir visi tie tūkstančiai yra tai, kas mums yra taip svarbu ir ko mes taip nesuprantam. Aš turiu galvoje, kad šitie žmonės yra simbolis ištikimybės. Laisvės kovų vertybė yra ir Lietuvos įstatymuose užfiksuota. Pavyzdžiui, 49 metų vasario 16 partizanų vadų deklaracija yra kaip veikiantis Lietuvos Respublikos įstatymas. Vadinasi, mūsų valstybė prisijema tam tikrus įsipareigojimus tų žuvusių 25 000 partizanų atžvilgių ir taip pat ir jų atstovautų idėjų.